Labas. Pradedu įrašinėti 12 klausimai atsakymai dalį. Kai man atrodė, kad šitas mano projektėlis jau priejo liepto galą, jūs uždavėt daug klausimų. Taigi šiandien startuoju su 14 ir kai įrašinėsiu jau tą paskutinę dalį, nes per vieną kartą tikrai visų jų neatsakysiu, planuoju dar postą parašyti, taigi 14 gali virsti ir dar daugiau. Tai ačiū Jums už tai ir prognozuoju, kad tai bus ilgiausias epizodas, kurį esu įrašinėjęs. Keliaujam prie klausimų. Pirmas klausimas. Ar bus Lietuvoje organizuojamos PCSL Two Gun varžybos? Kiek žinau, Giedrius turėjo tokią idėją. Klausė manęs nuomonės, nes aš buvau tas žmogus, kuris sudalyvavo Europoje organizuotose pirmose šito formato varžybose Lenkijoje, kur man pavyko laimėti medalį. Bet žinau, kad jisai po to pats sudalyvavęs, jam kaip ir lyg ir, jeigu aš teisingai supratau, nelabai patiko. Bet aš įžvelgiu šiuo atveju kitą problemą, kurią aš jam iš karto pasakiau. Kiek žinote sportininkų, kurie dalyvautų ir pistoletų varžybose, ir ilgais ginklais? Aš sakyčiau, Lietuvoje jų yra vienetai. Jau nekalbu apie mūsų tą sportinį elitą, kurie yra vienos disciplinos sportininkai, kurie jeigu jie šaudo pistoletu, jie greičiausiai neims ilgo ginklo, nes atsiranda reputaciniai dalykai, kaip aš atrodysiu bendrame kontekste ir koks bus tas mano rezultatas. Čia sakyčiau gal labiau tokios mentaliteto problemos, jeigu aš sėdžiu patogiai, tai aš ir sėdėsiu tiesiog patogiai. Tai trumpas atsakymas būtų abejoju. Antras klausimas. Kokių įgūdžių reikia, kad patekti į top 10 karabinų Lietuvoje? Tikriausiai tų pačių, kaip ir bendrai į PSS sporte. Pirma, sugebėti pataikyti į taikinį. Antra, mokėti judėti su ginklu ir čia nekalbu apie judėjimo greitį. Čia labiau kalba yra apie nedarimą papildomų nereikalingų judesių, kurie atima iš jūsų laiką. Tada turėti šiek tiek patirties sprendimų priėmime. Ir turbūt ketvirtas, tiesiog susitvarkyti su savim, kad starto pozicijoje su starto signalu nepamirštumėte iš viso, ką jūs ten veikiate ir ko jūs tenais esate. Top 10 reikia rinkti maždaug apie 80% nuo mūsų Lietuvos čempionų ar reitingų nugalėtojų. Tai maždaug va šitie įgūdžiai tikrai praverstų. Trečias klausimas. Ar matant, kaip kiti tampa Lietuvos čempionais, nesinori pasitikrinti, ar dar gali? Pats faktas jisai neveikia kaip motyvacija, nes mes visi gyvename skirtingus gyvenimus, turime skirtingus tikslus sporte. Aš turiu ką gražaus prisiminti, kalbant apie Lietuvos čempionatus ir apie Lietuvos reitingus. Aš tik tai priminsiu, kad 2018-2021 metais aš buvau žmogus, kuris laimėjo 4 karabino reitingus iš eilės, tai yra 4 metai iš eilės, ir 3 PCC reitingus nuo to laiko, kai PCC tapo oficialia disciplina į PSS sporte. Tai čempiono titulų ar reitingo nugalėtojų jau manęs nebesužavėsi, bet aš neišsižadu. Aš labai džiaugiuosi už visus sportininkus, kurie varžosi. Va šiais metais turėjau tikrai labai įdomų sezoną, kurį galėjau, kaip sakant, kaip serialą stebėti. Tikrai labai labai buvo įdomu. Taigi aš neišsižadu dar kažkada tai pabandyti, o kai bus, pamatysim ir galbūt jau visai artimiausių metų, nes turiu vieną tokį, sakykime, komplikuotą klausimą su rėmėjais, kuris arba atriša rankas mano dalyvavimu Lietuvoje, jeigu aš to noriu, arba ne. Bet, kaip ir sakiau, tikrai neišsižadu, pamatysim. Ketvirtas klausimas ir pirmas istorijoje angliškai. Why don't you do this form in English? You would get views. It's actually simple. There are lots of
top athletes around the world who does this type of content. So my priority stays to share my experience with the Lithuanian community. But in the future, if there will be any questions, I will be happy to answer. Thanks for the question. 5. klausimas, čia toks iš 3 dalių. Ar reguliuoji zoomą pratimo metu, ar nusistatai kažkurį vieną ir su juo dirbi? Jei tik vieną, kiek zoomo? Antra dalis klausimo, nuo kokio atstumo šaudai su optiniu taikikliu? Trečia dalis, kaip susireguliuoti viską, kad optikos paralaks nepasikeistų tarp stovimos ir gulimos padėčių. Dabar stovimoje padėtyje viskas ok, atsigulus smarkiai šešėliuoja. Taip, tai pirma dalis, ar reguliuoji zoomą pratimo metu, ar nusistatai kažkurį vieną ir su juo dirbi? Jei tik vieną, tai kiek? Nereguliuoju pratimo metu, todėl ir turiu šoninį kolimatorių, kuris yra artimesniems, sakykime taip, taikiniam. Zoomas, jeigu yra 100 ir daugiau metrų, tai yra 6, pas mane daugiau ir nėra. Jeigu apie 50, sakykime, 50-60 metrų, sakyčiau, 3/4, o tada nuo 40 metrų, tai čia jau ir į B dalį klausimo, iki 40 metrų aš galiu šaudyti su kolimatorium. Dabar kaip susireguliuoti viską, kad nepasikeistų, kad nešešėliuotų tiesiog tarp stovimos ir gulimos padėčių, tai jūsų prioritetas turi būti gulima padėtis. Pasidėte namie jogos kilimėlį, atsigulot, užsiklijuojate lipduką, pasidarote maksimalų zoomą, kokį tik tai įmanoma, ir ieškote, stumdote optiką, ieškote tos padėties, kada jums dings šešėlis. O tada jau vėl ant vieneto ir bandote prisitaikyti stovimoje padėtyje. Bet vėl grįšiu prie to pačio, artimiem taikiniam jūs turite kolimatorių. Todėl jums nereikia optikos dažniausiai naudoti, kai šaudote arti. Tiesiog toksai praktinis pavyzdys. Jeigu jums yra starto pozicijoje taikiniai 5 metrų atstumu ir tada reikia gulti ir šaudyti 100 metrų. Jeigu jūs reguliuosite priartinimą, automatiškai jūs prarasite labai daug laiko. Todėl susišaudote artimus su šoniniu kolimatorium, o į tolimus jau optika jau yra paruošta 6. Ir viskas. Taupome laiką. IPS sportas yra apie laiko taupimą, todėl ieškote visų įmanomų būdų, kaip jį sutaupyti. 6. klausimas. Esu dalyvavęs Lietuvos rifle varžybose. Domintų sudalyvauti užsienyje. Kokie leidimai, procedūros gabenant ginklą per sieną? Tarkime, kaiminėse šalyse – Lenkija, Estija. Kaip gauti informaciją, į ką kreiptis? Tai visų pirma, kalbant apie leidimus, jums, jeigu jūs šaudote karabinu, jūs turite turėti A kategorijos leidimą dėtuvėms, nes važiuoti į užsienį su B kategorijos karabinu ir užsitaisyti 10 šovinių per pratimą, sutaupykite pinigų ir nedarykite to. Tai jums reikalinga yra A kategorija, A kategorijos ginklas bus įtrauktas į Europasą, kurį jums išduos licenzijavimo skyrius. Visą tai galima padaryti per e-policiją, labai paprasta. Užsakote, procesas vyksta, apmokate, važiuojate į licenzijavimo skyrių ir pasiemate dokumentą. Tada iš organizatorių, kiekvienam organizuojamų užsienio varžybų puslapyje, jeigu mes kalbam apie level 3 varžybas, būna įkeltas pakvietimas į varžybas. Tai yra toks kaip oficialus, sakykime taip, dokumentas su organizatorių kontaktais. Jeigu kažkam iš pareigūnų kyla klausimų, jie turi asmenį, su kuo gali toje šalyje susisiekti ir patikslinti, ar tikrai jūs atvykstate į tokias varžybas. Pats gabenimas, jeigu automobiliu jisai nėra kažkuo tai labai išskirtinis, tai yra savaime suprantama. Jūs turite užtikrinti, kad ginklas būtų gabenamas saugiai. Tai šoviniai savo, ginklas savo, ar jūs naudosite krepšį, ar specialią dėžę, užrakintą. Kuo jūs labiau, kaip sakant, pasistengsite užtikrinti tą saugumą, tuo mažiau klausimų kils, jeigu jūs norės patikrinti
pasienyje. Tarkim, kas dažniausiai ir būna, kad susistabdo automobilį ir jiems tada įdomu pasidaro, ką jūs vežate. Jeigu kelionė, tarkim, lėktuvu, jau kita istorija, pasižiūrėkite mano vieną iš epizodų apie kelionės ginklu, nepasakysiu kuris, bet YouTube mano jūs jį rasite. Ir ten būtent yra daugiau papasakoju apie patį procesą kelionės su lėktuvu, jeigu ginklas gabenamas lėktuvu. Kol kas tiek. 7 klausimas. Mačiau tavo komentarą po Ben Stoyer video. Ką turėjai omeny? Top shooters does not have the value. Ačiū. Tai visų pirma, šiek tiek keista, kad jūs tą komentarą pamatėte, bet kartu ir smagu. Tai yra labai labai plati ir skausminga tema mūsų sportui, kadangi top sportininkai, aš bent jau galvoju, kad Europoje taip yra, bet dabar pažiūrėjęs tą Ben Stoyer video apie tai, kad Amerikoje vienetai top šaulių gali gyventi iš marketingo pusės, tai yra reklamuodami kažkurį tai gamintoją ir atstovaudami jį. Aš įsivaizdavau, kad Europoje mes gyvename prastai, o Amerikoje yra milžiniškos galimybės. Tai jis teigia, kad taip nėra. Tai mano komentaras, žinant Europos situaciją, aš remiuosi faktais. Aš galiu įvardinti, galbūt ne video, taip negražu būtų, bet galiu įvardinti pavardės ir už kiek tam tikri elitiniai sportininkai, kuriuos mes visi žinom, daro dalykus vieniem ar kitiem gamintojam, kadangi jie yra labai labai pigus, vidutiniai šauliai atėję pas gamintoją tiesiog neturi šansų gauti kažko tai, kad ir tų pačių, tarkim, ginklų, sakykime taip, nes turiu ne vieną pavyzdį, kai top 10 sportininkai, pavyzdžiui, dirba už 2-3 pistoletus per metus. Kai pasaulio čempionai dirba už 2-3 ginklus per metus. Tai mes net nekalbam apie jokį finansavimą. Aš esu turėjęs su vienu iš gamintojų kontraktą ir aš domėjausi su marketingo darbuotojais kalbėjau. Sakau, o jūs pasaulio čempionam, kurie jūs atstovauja, apmokat bent jau kelionį į pasaulio čempioną, kažką tai? Nesako. Tai ta mintis ir yra, kad kai top šaulys daro už ačiū, vidutinis šaulys neturi tiesiog šansų, nes gamintojas turi labai gerą pasirinkimą. Tai vėlgi grįšiu prie to, kad aš įsivaizdavau, kad Amerikoje yra kitaip. Ir Ben Stoyeris netgi dar kitą video įrašė ten pagal tos temos komentarus. Nu ir pasirodo, kad mes čia Europoje gal ne taip ir blogai gyvename iš tikrųjų. Tai va taip. 8 klausimas. Kadangi atsakinėjai į provokuojančius klausimus apie save, atsakyk ir apie kitus. Gal girdėjai, kad per Lithuania Open buvo sportininkų, kurie nepraėjo šovinių patikros? Kaip išvengti sukčiavimo atveju ateityje? Visų pirma, klausimo forma dramatiška. Nuo Liepos mėnesio girdėjau ne vieną versiją iš skirtingų žmonių. Yra žmonių, kuriais aš pasitikiu tuo, ką jie sako. Bet aš labai nenorėčiau komentuoti ir pletkinti, sakykime taip, to, kur manęs nebuvo. Tai jeigu mes atmesime tą faktą, kad jie, ta prasme, viską, kas man buvo papasakota ir paliksime tik tai, kad sportininkai nepraėjo patikros, vienas kartas gali būti atsitiktinumas. Ane? Gal. 2 kartai jau būtų tendencija. Jeigu tai kartosis, bus galima įtarti, kad tai kaip savotiškas dopingas, nesąžiningas žaidimas, bet specialiai savo darant kažkokias tai, sudarant savo sąlygas, užimti aukštesnę vietą, naudojantis pagal taisyklės neleidžiamus metodus. Tai čia bus blogas ženklas. Dabar kaip to išvengti? Ir aš su tarybos nariais kalbėjau, tikrinkite top 5 arba top 10 kiekvienose varžybose šovinius. Jeigu kažkas tai bandys sukčiauti ir liks ten 35, bendruomenė nuo to nenukenčia. Bendruomenė nukenčia nuo to,
kai žmonės, kurie kovoja dėl medalių, turi kažkokiu tai papildomų privalumų, kurie yra neleidžiami pagal taisyklės. Aš nemanau, kad tai būtų reikalinga daug resursų, kad tai įgyvendinti. Bet aš čia paliksiu jau, žinot, bendruomenės, kaip sakant, bendruomeniai, federacijai spręsti tokius dalykus. Aš kadangi pats paskutinį kartą dalyvavau varžybose, dabar jau nežinau, prieš 1,5 ar 2 metus Lietuvoje, tai iš šono stebėt ne fainai, bet aš labai nenorėčiau taip iš karto pult kurt konspiracijos teorijų, nors aš pats buvau tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, karabino Lietuvos čempionatus esu pralaimėjęs antras likęs 2% ir 2 taškais. Bet jau, kaip sakant, tą etapą mes pravažiavom. Ką tai reiškia? Kad aš turiu tiesiog tobulėti, kad kitą kartą nepalikti tų procentų ir laimėti tiek, kad visiems būtų aišku. 9 klausimas. Kokius dalykus tu aukoji ir kaip neprarandi motyvacijos? Aukoju aš tikriausiai savo potencialą būti geresniu negu esu dabar kažkurioje vienoje disciplinoje. Esu nekartą minėjęs, kad tai, kad aš keičiu ginklus reguliariai, keičiu disciplinas, divizionus, atima iš manęs galimybę tiesiog turėti tarkim, su vienu ginklu, tiesiog nuoseklų pasiruošimą, nuoseklų sezoną, bet mes tada vėl grįžtame į tai, ką esu tikrai jau ne vienam epizode sakęs, kad ta profesinė prasme, tai, kad aš esu universalus tikrai sportininkas, sudaro man tas galimybės gyventi taip, kaip aš gyvenu, turėti tai, ką turiu, turėti labai stiprią rėmėjų komandą, kuo aš tikrai galiu didžiuotis ir pats tas faktas, kad pas mane vos ne, turbūt gal jau netgi pusė rėmėjų yra 10 ir daugiau metų besitęsiantis projektai. O jauniausias rėmėjas šiai dienai yra, kiek čia dabar, 5-6 metai nuo 21 suardinas. Tai tame tarpe aš tiesiog neieškau kitų rėmėjų. Tai visa tai savaime suprantama motyvuoja, bet kai aš pradedu ieškoti motivacijos, mano žmona, kadangi yra sertifikuota coacherė, jinai moka uždavinėti teisingus klausimus. Tai jinai man yra už tokį pataikius labai. Sako, žiūrėk, tai yra tavo darbas su darbo privalumais ir minusais. Kokios motivacijos tu dar nori? Tai čia yra taiklu, bet iš man kaip sportininkui ir žmogui, kuris sporte bendrai yra visą gyvenimą, aš turiu turėti iššūkių. Aš turiu turėti pralaimėjimų, nes pralaimėjimai mane motyvuoja, nes aš tada noriu įrodyti savo ir comebackinti, kad ne, aš galiu. Ir to yra įrodymas, ne, mano pasirodymai Čekijoje, ten 12 vieta, kitą kartą jau 2, Slovakijoje 24 vieta, kitą kartą jau 3. Tiesiog aš užsiimu, aš turiu tikslą ir aš tiesiog dirbu. Tai vat, būtent savo tikslų išsikėlimas yra tokia labai didelė motivacija ir irgi daug kartų esu sakęs ir savo rėmėjams, kai aš jums parašysiu, kad žiūrėkit, kitais metais nebus nieko naujo, aš darysiu vėl tą patį per tą patį, jau tiesiog žinokit, kad mano karjeros pabaiga artėja. 10 klausimas. Girdėjau gandų. Kas atsitiko su Gram Power? Išėjai? Neišėjau. Turiu 3 mėnesius galiojančio kontrakto. Galiu įtart, kad naujo nebus, bet tai nereiškia, kad su Gram Poweriu mes netęsim. Tiesiog kitokia forma, nes šiai dienai matau viziją ir aišku planą, kaip įgyvendinti 50% to, kas, taip turbūt reikėtų sakyti, kas man buvo pažadėta. Ir manau, kad tai bus įgyvendinta. Priežastis viso to paklauskite po naujų metų, aš manau, kad galėsiu pasidalinti viso to. Bet jeigu taip apibendrinant, dabar aš su Gram Poweriu kiek čia, 12-13 metų ir turiu garbingai pasakyti, kad tiesiog jaunesni sportininkai gamyklos mane išstumė į paraštes. Tai va toks va būtų trumpas komentaras. 11 klausimas. Dar tapsi Lietuvos čempionu? Kada? Kad tapti Lietuvos čempionu, reikia dalyvauti Lietuvos čempionatuose. Tai čia yra numeris 1 dalykas. Dabar jeigu taip prabėgant per visas disciplinas, pistoletu Production Optics būtų labai sunku,
labai reikėtų daug darbo įdėti ir tas darbas įdėtas negarantuoja, nes treniruojas tiek aš, tiek kiti sportininkai. Mes turime tikrai, sakykim taip, mano akimis stiprų top 3, taip gal net top 4, tai čia būtų rimtas reikalas. Tada karabinas rifle. Turime, sakykim taip, kaip sportininkų augančių naujų sporto žvaigždžių, kurios mums neša šiais metais medalius iš užsienio, kas yra labai įspūdingi kosminiai rezultatai. Irgi būtų labai sunku. PCC turime naują Lietuvos čempioną, reitingo nugalėtoją, pasaulio čempionate Matas iššovė geriausiai iš visų lietuvių. Tai reiškia, irgi turime pakankamai rimtą konkurenciją. Tai visų pirma, tai, kad aš dalyvaučiau, tai nereiškia, kad laimėčiau, bet ar aš norėčiau, tai aišku, visada. Tai kaip bus ateityje, mes pasižiūrėsim. 12 klausimas. Ar IPSC sporto patirtis ir įgūdžiai gali būti pritaikyti krašto gynyboje? Ar jie gali būti pritaikyti krašto gynyboje, tikriausiai galėtų atsakyti savo srities specialistai ir profesionalai, tai yra žmonės, kurie dirba krašto gynybos sistemoje. Pagal tai, kad kariuomenė organizuoja varžybas pagal IPSC taisyklės, aš tikriausiai galėčiau teikti, kad taip. Aš IPSC sportą kaip formą visų pirma laikau įgūdžių. Man vis karts nuo karto žmonės atsiunčia screenshotų iš kokių įdomesnių susirašinėjimų apie Šaulių sąjungos narių požiūrį į sportą ir panašiai. Ir aš kartais stebiuosi, kai žmonės, tarkim, pabando sudalyvauti mūsų karabino level 1 ir tada rašo, kad tai yra nesąmonė, nes čia tau virš galvos nešaudo, čia su kėdukais po smėlį lakstai, čia žinai, kur taikiniai ir čia visiškai nieko bendro su tuo neturi. Bet gerbėmieji, jeigu jūs nesugebate taikinį pataikyti, kai jūs žinote, kur yra taikiniai, jūs tikrai nesugebėsite pataikyti tada, kai nežinosite, kur jie yra. Tai čia yra pasauliniu mastu, sakykime taip, IPSC sportą pripažįsta ir tarnybos, ir kariuomenės, ir tikriausiai mato kažką, ką galima pasiimti iš sporto ir pritaikyti savo profesinėje srityje. Ir aišku, jūs visada galite paklausti ten tų visų taktikos specialistų, jie irgi savaime suprantama turės savo nuomonę, nes jų dabar ant kiekvieno kampo daug ir ne po vieną dažniausiai stovi. 13 klausimas. Sportininko tobulėjimo etapai, treniruočių kelias. Pirmas. Sugebėti pataikyti. Antras. Mokėti saugiai ir greitai judėti su ginklu. Vėl pasikartosiu, ką esu sakęs anksčiau. Judėti greitai tai nereiškia bėgti greitai. Tai reiškia daryti maksimaliai mažai papildomų judesių. Trečias. Ieškoti būdų, kur tu dar gali sutaupyti laiko. Tai tarkim, šaudimas judant, tai yra tokie jau specifiniai techniniai elementai. Ketvirtas. Konkurencija. Jūs turite konkuruoti su kažkuo tai, kas jums padėtų suprasti, kur jūs esate dar treniruotėse. Kad jums nebūtų taip, kad jūs pats savo esate šaudykloje labai fainas, bet jūs atvažiuojate į varžybas ir pasirodo, kad jūs dar vis toks pats fainas, tik rezultatas netoksai fainas. Tai konkuruokit. Tai aš tokius 4 etapus išskirčiau. 14 klausimas. Ar galėtum papasakoti chronologinę tvarką, kaip keitėsi tavo rėmėjai, kuriame etape buvo geriausiai? Gal kažkada pajutai, kad bendradarbiavimai silpnėja? Jei taip, kokios buvo to priežastys? Pabandom. Tai mano kaip remiamo sportininko kelias prasidėjo 2011 metais, kai man pasiūlė didelė gamykla būti jos komandos nariu čia Pabaltijo regionui. Tai buvo tiesiog renkami 4 sportininkai ir aš gavau iš organizatorių vieną iš tokių pasiūlymų. Tai pirmoji parama iš jų buvo mano
gamyklinė marškinėliai gamykliniai su mano pavardė. Atsižvelgiant į tai, kad tai buvo labai senai, tada tai buvo labai big deal, tai buvo labai didelė motyvacija. Aš turėjau pats nusipirkti pistoletą, kad šaudyčiau už komandą. Ir tada dar po metų aš jau gavau tą pirmą, sakykime taip, nemokamą pistoletą. Kai visas tas procesas prasidėjo, man tiesiog pasidarė labai įdomu ta marketinginė pusė. Ir aš mūsų komandai tiesiog ėmiausi mokintis ir suprasti šitą rinką iš vidaus ir ieškoti rėmėjų. Sekėsi man neblogai. Ir 2014 metais buvo toksai priimtas sprendimas, kad aš iš komandos išeinu ir išeinu į Grampowerį tada. Nuo Grampowerio, sakykime taip, prasidėjo visi geri dalykai. Pirmoji parama jų buvo 2 pistoletai per metus, kas buvo vėlgi. Čia žinot, kaip algos kilimas. Ten aš gavau per 3 metus vieną, o čia kiekvienais metais buvo pažadėta po 2. Tai tas mano etapas su Grampoweriu tęsiasi nuo 14 iki 16, kai jie nusprendė, kad jiems reikia papromoutint, pareklamuoti K100 modelį į DPA rinkai. Tai yra toks labiau gal civilinis modelis. Tai tada čia prasidėjo tas mano toks universalumo kažkuria prasme kelias. Ir tais pačiais metais gavau pirmą kontraktą iš Fijoki. Su Fijokiu, tai yra turbūt didžiausia Europoje gamykla, aš juos prikalbinau nei daug, nei mažai per maždaug 3 metus bandymų. Jie man suteikė progą ir tada reiškiasi, aš šaudau pistoletą į PSC, pistoletą į DPA, kol 17 metais paskelbiama, kad jie išleis PCC Stribogą. Į DPA nueina į šoną, jie nori, kad aš šaudyčiau būtent PCC su jų gaminiu. Ir tuo pačiu, kol ši disciplina buvo provisional, tai yra tokia bandomoji, bendrai jinai atėjo iš Amerikos į Europą ir į PSC rinkoje buvo pirmi metai, kai jį tiesiog tikrinosi, kaip ar žmonės renkasi, ar žmonėms patinka. Ir aš sugebėjau su tuo ginklu, su pistoletiniu karabinu laimėti Lietuvos rifle reitingą. Tai beje yra visiškai legalu, nes mano šovinio power faktorius buvo 157, o reikia 150. Kadangi šaudyklos tik tai iki 100 metrų, su 13 colių vamzdžiu nebuvo jokių problemų šaudyti. Kažkuriame etape, kai aš pasigyriau socialiniuose tinkluose, kad aš laimėjau Lietuvos reitingą, man parašė vienas vokiečių gamintojas, kurie gamina karabinus ir sako, žiūrėk, mes pamatėm, kad tu šaudai su netam tinkamu ginklu, sako, gal nori užsiimti rimčiau. Aš tada kreipiausi Fijokį, su klausimu, ar jie man duos 2-3 šovinių. Jie atsakė teigiamai, aš gavau ginklą ir su tuo ginklu vokišku aš laimėjau dar 3 iš eilės Lietuvos reitingus, dar 3 metus iš eilės. Tai tuo metu aš jau šaudžiau, pistoletas buvo nuėjęs į šoną, tai buvo PCC, ir buvo karabinas. Taip. Tada 21 metais Fijokis mane pasiūlo Benelio gamyklai. Taip aš gaunu 21-22 metų kontraktą. Tai mano universalumas tampa PCC, karabinas, lygiavamzdis. 24 metais aš grįžtu į pistoletą. Ir dar tiesa, 22 ar 3 metais mes su to vokiečių gamintoju išsiskiria nuomonės kai kuriais dalykais ir išsiskiriam, bet tais pačiais metais Grampoweris paleidžia savo 223 Freja, su kuriuo aš paskutinius 2 Lietuvos čempionatus be kompensatoriaus su Flash Haideriu 2 vietą užimu. Tai va, tai dabar mes turim 25 ir šiais metais prisidėjo PCSL Tuganas. Nu ir va taip, pistoletą 24 metais aš vėl grįžau į Production Optics, kur Lietuvoje esu užėmęs 5 vietą level 3 varžybose su 92%. Nu ir va taip per mano visą karjerą prasisuko 6 disciplinos,
labai daug rėmėjų, esu turėjęs 20 rėmėjų, tada kažkuriame etape nusprendžiau, kad aš noriu dirbti tik su tais, kurie aš matau, kad nori investuoti, tai tos tokius mažus dylus. Kažkada aš tiesiog rašydavau visiems iš eilės e-mailus ir po daug, kad nereikėtų už nieką mokėti tiesiog. Man reikia timerio, aš metus atidirbinėjau, aš gaunu timerį, aš metus už jį atidirbinėjau. Dabar jau tas visas pasikeitė, dabar aš jau matau, kad tą piką, sakykime, kalno viršūnę aš pasiekiau ir dabar jau greičiausiai reikia stengtis kuo lėčiau nusileisti ir nesusidurti su skardžiu, kad nebūtų toksai nusileidimas tiesiai. Skaudžiai, sakykime taip. Tai vat tokia būtų istorija. Nu, žinokit, viskas. Vienu prisėdimu prisėdau ir atsakiau visus 14 klausimų, tai būsiu dėkingas, jeigu palaikinsit, pakomentuosit, pagalvosit naujų temų klausimų. Greičiausiai jau šitas yra paskutinis šiais metais, bet nebenoriu prisišnekėti. Jeigu surinksite dar 5 klausimus, važiuosime toliau, o dabar einu montuot ir ilsėtis. Tai ačiū.